Pasaulyje gyvena daug skirtingų žmonių – juodaodžiai, baltaodžiai, krikščionys, musulmonai, moterys, vyrai, homoseksualai ir heteroseksualai. Visi žmonės skirtingi ir tos skirtybės daro pasaulį įdomesnį ir spalvingesnį. Jis skatina pažinti jį ir domėtis tuo, kas nepažinta. Koks būtų pasaulis, jei jame nebūtų skirtingų žmonių – senelių, vaikų, juodaodžių, musulmonų, storulių, jis būtų kur kas pilkesnis ir nuobodesnis, nes mes visi būtumėm vienodi. Ar žinai, kaip jaučiasi? Kita tautas Mokydamas lietuvių kalbos. Lietuvių kalbos tu? irgi mokaisi, Mokaisi. Kirčiuoti. Linksnuoti. Asmenuoti. bet tau tai paprasta. Nes tu esi lietuvis. Tu galvoji lietuviškai. Tu Kalbi ryšiai. lietuviškai. Tu mąstai lietuviškai. Tai natūralu. Ar pagalvojai, ką aš indai jaučiu? Ką išgyvenu aš, švedas? Kaip sunku Danui kalbėti lietuviškai. Kaip tavo lietuviškai? Mano lietuviškai yra nelabai gerai. Aš kalbu cirkuskai lietuviškai. Cirkuškai. Cirkiskai. Cirkiskai. Kaip cirkas, taip? Cirkas, taip. Kaip, how do you say clown? Klaunas. Klaunas. Nu, cirkiskai yra šarmantiskai, ne? I think language is, in my case, I think Lithuanian is also partly to be funny. I mean, I'm not aiming in a sense to be the new writer in Lithuanian. I'm aiming at using the language to communicate and for the social aspect of understanding the culture. Nu, su Alanu, jeigu mokomės kokį nors naują žodį, tai bandom jį paaiškinti visais kitais žodžiais, kuriuos jisai moka lietuviškai. Tai kartais nelabai viskas logiškai yra, bet visai būna. Tai vieną kartą važiavom traukiniu ir pirmoji tokia mums mįslė gimė, kaip ten buvo, kas yra medis, 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 medis. Medis. Kas yra? Yra miškas. Teisingai. Pirmiausia, tai aš persijunginiu kartais į lietuvių kalbą ir jeigu nesupranta, jinai perklausė kaip nors dir. Buvom netgi išsiklijavę lapelius ant miegamajame ant sienos su kūno dalimi, su formomis. Ten aš dirbu, tu dirbi, jis jį dirba ir taip toliau. Nu, kažkaip truputėlį, kad suprasti, kaip galūnės keičia visą prasmę. When I always hear him speak in Lithuanian with his friends or parents, somehow you feel like you are not part of everything of his world somehow. And when you know the language, I think it makes a lot of difference because then you can be equally involved and you can equally talk to everybody. And because somehow when you don't know the language, you look like you are not as communicative as, maybe there is a gap of communication. Maybe in the beginning, whoever met me, they thought I'm like a very depressed girl or something because I was not smiling. I was always, because it was so cold and I didn't understand any word or everything was so different, food and somehow I was not I wanted to be friendly, but somehow I was not very comfortable. So, and people can see big change in me also. So I've changed a lot and I feel much better now. And I feel much more comfortable, I feel more at home. So it's a huge difference. Time makes a difference. Tu negali susipažinti kultūros iki galo tik tai per kitą kalbą. Nu, niekaip. Visų pirma, kad žmonės su tavim bendrauja kitaip. Žmonės jaučia gal šiokį tokią nepilnavertiškumą. Vis tiek ten aš, tai mano kalba, tai vis tiek ta psichologinis, kas geriau ar blogiau šneka,
ta kalba vis tiek duoda tokią, kitą bendravimo skonį, pavadinkim taip jau. Ir visų pirma, ten vis tiek, pavyzdžiui, skaityti laikraščius, kas darosi, suprasti tiesiog tą visuomenės, judesį, pavadinkim. Be kalbos yra, tu gali tik labai primityviai, paviršutiniškai tą daryti, reiškia, čia niekaip. Ir manyti, kad tu čia kažkaip gali gyventi be tos kalbos ir kažkaip gerai suvokti, įeiti tą kultūrą, kaip sakoma, lietuviškai, sorry, neišeina. The most difficult thing in Lithuanian is to remember all the words, because if you are from Denmark, you have no reference to any words. So you have to learn everything completely from the beginning, and for instance starting with a verb. And as you can see, there are a lot of Lithuanian verbs. I tried to put them into like kind of a logic, and I soon found out that there's very little logic. But isn't that the nice thing? Lithuanian is a quite complex language actually. Like if you compare to German, where Danish people always, Jesus, German, 4 cases, and then you go to Lithuanian, and then you just have in masculinum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Biggest changes probably here in Lithuania is that you do get a new name and a new identity when you arrive to the country. And they slightly erase your name and you become Alanas Andersenas, like Bretas Pitas. But if you would meet Brad Pitt on the street and you would say Bretas Pitas, he would not even understand. It's this identity thing. LT identity. LT identity.